Lubickas jau planuoja kombinaciją, kuri yra paruošta. Žinom, jog Vladimiras Šeburnas, Žalgirio treneris, garsėja tuom, jog puikiai rengia standartinės situacijas ir dabar pavyksta į vieną jų išpildyti. Meinardas Mikulėnas panašu įmuša Vilnių Žalgiriui įvartį nuo kampinio, po perdavimo nuo kampinio. Na ir puikus šis žaidimas jaunuoliui, kuris dar neturėjo įvarčių šiame sezone. Čia negalva koja pridėjo smūgį po to, kai komandos draugas atliko smūgį galvą. Ir štai toks atsidarimas Top Sporto lygoje šiame sezone Meinardui Mikulėnui. 4 rungtynės prieš tai turėjo jis sužaidęs, vos 164 minutės. Ir dabar jau pelno Kendišo smūgis galva ir dar, praktiškai identiškai baigėsi šita situacija. Vėl smūgis galva vieno iš Žalgirio žaidėjų, šį kartą buvo Jurijus Kendišas. Nepavyksta, bet nukritusi kamuolį antrą kartą smūgiuoja komandos draugas, šį kartą Livių Antalis. Ir tai baigėsi įvarčiu. 2-0 Žalgiris pirmauja. Livių Antalis, įspūdingas sezonas, 9-asis jo įvartis čia Top Sport A lygoje. Ir, nežinau, kaip pasibaigė rungtynės, nežiūrėjau, tiesą sakant, kuriuose žaidė Šiauliai, nes ten yra Davis Ikauniekas, kuris turėjo taip pat 7 įvarčius ir buvo